Dabar du turnyrai tokie nusimato neblogi, tai UTMA vakariui pagal Muay taisyklės ir už 2 savaičių Martynas dėl Baltijos čempiono titulo pagal Muay taisyklės Estijos turnyre dalyvaus. Tiesiog toks kaip presingavimas. Iškart į galvą, lygiagrečiai, tiesus, šoninis ir čia arba alkūnė, arba kelią parodo. Nusiteikęs gerai, daug sportavau, treniravausi, liejau daug prakaito, kūnas tobulėjo, pats jaučiuosi patobulėjęs ir esu pasiruošęs kovai. Kadangi stebiu visas UTMOS kovas, tai stebėjau ir savo varžovą, neblogai kovoja, irgi sunkiai ruošiasi, matau kaip dirba, nepasiduoda, tai laukiu iššūkio, kurį priimsiu šiame UTMOS turnyre ir ketinu susikauti ir laimėti. Dirbam, nesustojam. Lygoje turnyre vyks 5 raundų kova dėl VBC Baltijos Muay Thai diržo. Apie savo varžovą, tai žinau, kad jisai stipriausias Estijoje toje svorio kategorijoje. Tai realiai iš tikrųjų bus man labai įdomi kova, nes susitiks pats stipriausias Estijos Muay Thai kovotojas ir Lietuvos. Ir realiai kova dėl diržo, tai iš tikrųjų mane intriguoja to kova ir esu nusiteikęs pasiimti tą diržą ir parsivežti Lietuvą. Kadangi jau lapkričio mėnuo, tai, sakykime, po visų vasarų, po atostogų labai neblogai esame įsivažiavę ir pasiruošę gerai pasikapot. Ne, tai gausis kaip gausis, bet sportininkai šiuo metu gerai formoje ir manau, kad sukursim gražius vaizdus ringe. Sukovojau 3 kovas, 2 iš jų laimėjau ir užėmiau 2 vietą jaunimo pasaulio kickbokso čempionate. Jeigu išeis dar biškai žingsnį dėt, būtų gerai, o jeigu neišeis, tai tiesiog stovint vietoje, nenuleidžiant tos rankos. Noriu sukovoti gražias kovas, laimėti, aišku, medalį, aišku, siekiu 1 vietos. Po paskutinio pasaulio čempionato nesilsėjau, kiekvieną dieną sportavau dėl šito ateinančio čempionato ir tikrai ruošiuosi parodyti geras kovas ir atvežti į Lietuvą medalį. Noriu sukovoti tiesiog kuo daugiau kovų, kuo daugiau patirties ir tiesiog, kad patobulėti. Šio sezono tikslai tai sportuoti, būti dar geresniu, negu buvau praeitais metais, bandyti parodyti gražesnės kovas, būti ištvermingesniu, stipresniu. Noriu tiesiog visapusiškai tobulėti. Pagrindinis tikslas yra tobulėjimas. Ir viskas. O ten tie rezultatai, pergalė, pralaimėjimas, čia jau yra tik to gal įdėto darbo atspindys, bet ir tai jis ne visada atspindi, nes kartais būna tiesiog tokį prasileidį ir viskas pakrypsta visai į kitą pusę, negu tikėjais. Bet svarbiausia yra nepasiduoti, judėti į priekį ir siekti savo tų tikslų, svajonių.